Labą dieną. Pala. Vis dar kol kas rytas, dar prieš 12 valandą. Sveikinu su jumis iš gruodžio 13 dienos. Dabar yra mūsų pietų pertrauka ir mes išvedėm čipsą. Parodyk čipsą. Čipsas nenori vaikščioti, jam šalta. Tik norėjau greitai su jumis pasisveikinti ir žiūrėsim, ką šiandien pavyks. Ar iš vis kažką pavyks nuveikti, nes ši savaitė tokia labai chill, labai rami. Tai sutiksim vėliau. Adomai, pasisveikink su žiūrovais. Čipsai, tu pasisveikink. Žodžiu, šiandien, kaip jau ryte sakiau, chill savaitė, net ne šiandien, visą savaitę. Tai dabar esam, kaip visada, po darbo, po pasivaikščiojimo. Ir tikriausiai iš mano aprangos galima suprast, kad eisiu dabar sportuoti. Ar jūs pasimsiu kartu? Galimai truputį. Šiandien turėtų būti viršaus diena. Sakau, šiandien man viršaus diena teoriškai turėtų būti. Bet... Viršaus. Na. Mano pačios. Žodžiu, šiandien pas mane viršaus diena, pas Adomas vis dar žvengia. Jis prieš tai pasakė juokelį, kurio negaliu čia kelt. Viršaus diena, tai kai reikia pasirinkti, ar šiandien būsi viršus ar apačia. Šiandien pas Adomą kažkokie nejuokingi juokeliai. Šitą gal ir paliksiu, bet prieš tai būsiu labai nešvankų juokelių. Aš tikrai sorry, bet iškirpau, aš tiesiog negaliu. Viskas čia yra cenzuruojama. Cenzūra pas mus egzistuoja. Kaip energetinis. Skanus. Normaliai. Cheers. Cheers. Reikia kaip nors prisiverst biškį šiandien. Užfiltruotą turinį. Tai žodžiu, einam. Pasimsi jūs kartu, pažiūrėsi dar kartelį, kaip mes sportuojame. Adomai, pašeikink. Ką? Pašeikink. Gerai, reikia pasijungti muzikytę. Ir ką darysim, Adomai? Harlem Shake. Ko tu mane? O kodėl tu taip kilimėlius padėjai, mes prastai? Ne, vienas buvo čia, na. Tai nori taip daryti? Ne, reikia keisti. Žodžiu, einam sportuoti, nepasimiuk kitos kameros. Virš ar apačią darysi? Virš. Virš. Labai įprasta iš tikrųjų treniruotė, apšilimas, loja ir tada padariau keletą tokių laisvų pratimukų viršui, presui. Dabar liko tiesiog dar padaryti antrą dalį kardio ir tiek. Tai susitiksim vėliau. Šiandien viskas labai sunkiai darosi. Aš pasidalinsiu mintim apie Adomo pasiūlymą. Tiesiog. Adomas sako, tiesiog nedaryk nieko. Tiesiog atidaryk, bet aš šiandien daug nekalbėsiu, tiesiog. Tai pointas buvo, kad tu nieko nesakysi. Tai jums reikia, taip? Spėk, kas čia bus. Fizinis daiktas. Aš nujaučiu, kas čia bus. Muilas. Fainas muilas. Taip, tai dar vienas muilas. Viskas, nu, ką ten? Nu, muilas, nu, ką ten? Muilas. Susitiksim rytoj. Labas rytas iš gruodžio 14 dienos. Šiandien yra visai gražus rytas. Šalt, nors yra tik tais -1 ar 2. Bet Čipsas pasiruošęs lauko reikalam. Šiandien yra
Ketvirtadienis, dieve, kaip man sunku su dienom, paskutiniu metu tikiuosi kas nors girdisi, nes čia vėjas pučia. Šiandien yra ketvirtadienis ir aš maišausi, man atrodo, visai su dienomis, o dienas taip lekia paskutiniu metu, kad ojojo, atrodo, nieko nespėsi, bet kartu kažkaip šiemet labai chill viskas. Papasakokite, kaip jūs ruošitės kalėdom. Šitas dar turėtų, man atrodo, vlogas išeiti iki kalėdų, nes manau, kaip ir pernai, kokį porą tikrai bus nes, toks truputėlį atsilikimas su editais, dar aišku, kaip bus šventės, dar irgi, bet tikiuosi labai nesupyksit ir priimsit ir žiūrėsit. Tai va, tai norėjau pasisveikinti, parodyti, koks visai gražus šiandienos rytas, gerai nuteikiantis. Tai pradedam ketvirtadienį. Filmuoti visą tą procesą. Gerai, išlįsk nuo šitą ekraną. Nu, ką padarė Aurytė? Paleido Supremas maikės, box logo. Adomas sako, pirk juodą L arba XL. Aš jau susiradau tamsią maikę. Jo, čia mes gaudėm būtent juodą box logo ir Aurytė sakė, kad jį pagavo su telefonu. Ir ką Aurytė pagavo? Nu, parodyk, Aurytė. Aš tik nenoriu rodyti. Ką pagavot? Kokia spalvytė? Navy! O tai čia labai blogai. Nežinau, Supremo grąžinti nelabai galima. Gal nelabai blogai, nežinau. Nu, bet jų... Ei, Jeigu man pakankamai nesiskyrė. Kalėdinė dovana gal bus? Kam? Nežinau, kad Adomui. Happy Camperis. Čipsai. Ką Aurytė padarė? Ir paskutinė... Fobija bus. Ne, blemba, bet čia negera fobija. Tau šiaip sekas pirkt dalykus iš instinkto, žinai. Nu, kartais būna net... Ir aš tokia galvoju, o, dar čia visai blemba lėtai, bet žiūriu, o, geras gavau. Bet gal labai nebus... In the Navy. In the Navy. Ok. Eidam tikrai. Baigiai. Tai va, dabar esame po darbo, nuvežėm batus ir mes esam pakeliui, bet aš tai darysiu. Tai pagaliau susipirksiu paskutinės tokias kalėdų dovanas, tokias mini detalės, ką noriu pridėti. Tai mes tikriausiai, ne mes, vėlgi, aš užsuksiu į Maršalą. Šiaip ten yra, kas yra? Nieko, aš galvoju, kaip apibūdinti tą procesą, žinai, kaip tu šopinės. Koks kankinimo būdas geriausiai reprezentuotų, kai ieškai dovanos parduotuvėje? Čia Adomui taip atrodo, bet čia aš manau daugumai vyrų yra tas procesas kaip kankinė. Moteris, merginos, panelės, don't mind, nežinau, nieko prieš. Online shoppingas geriausias yra, nėra reikalo eiti į parduotuvę. Tu gali ir žiūrėti, tarkim, naują kolekciją kokią, net preview rodo kokį šukuotę. Gali pasižiūrėti, ko tu reikia. Kartais, kai iki galo nežinai, tai būna paduoda idėjų ten. Čia GPT panaudoju dar kažką. Nu ir šiaip man visai noris pasižiūrėti, seniai nebuvau. Tu tiesiog saky, kad man reikia fiziškai koją įkelti parduotuvę. Taip, man reikia įkelti, ten yra ne tik Maršalas, jeigu nežinot. Tu sakai, kad tau reikia dovanų ieškoti, bet realiai aš noriu nueiti į Maršalą. Bet ir tas, čia du viename. Bet to, paaiškinsiu, Maršalas yra tokia kaip po parduotuvė su daug dalykų. Pepko? Ne, dabar panašiai. Ne Pepko net. Ten būna ir įvairūs brandai, kaip Calvin Klein, Michael Kors, ir ten būna jie iš kokio praeitos kolekcijos, tai gali pigiau rasti tikrai gerų dalykų. Paskui kosmetika, net yra maisto, tokių kaip snekų, kaip čipsų, visokių riešutukų,
kokį nors įdomesnių aliejukų, žodžiu, parodysiu, kad ten galima šiek tiek rasti. Dabar esam pakeliui ten, dar kartu yra TJ Maxxas, kuris irgi grinai tą patį turi. Tai va, tai pagrindė tikriausiai tos dvi parduotuvės būtų, bet jeigu ką dar yra ir Hobby Lobby, yra Five Below, man tai rodos, kur viskas $5 arba mažiau. Kas ten dar yra? Na, šiaip teoriškai dar Targetas netoli, bet aš niekada... Five Below vienas yra. Aha. Lemba, aš dabar norėjau sulyginti tą dovanų ieškojimą su eutanazija ir ką geriau pasirinkti, žinai. Bet čia vat Five Below tai visai tinka tam kontekste, žinai. Nesupratau. Pavelėna, žinai, atsiduri, kai renkėsi. Sunku, tiesiog nori šitą šlykštų jausmą apibūdinti kažkokį būdų. Bet čia sakau, čia manau daugiau kažkodėl vyram, vaikinam. Lobotomija pasidaryta, ne, negu šopintis kalėdinį. Ne, susitiksim, kai jau būsim vietoj. Mašalia. Jeigu šaudys, bėk iš ar gerai, bėk, lenkis ir bėk. Taip, bėgsiu. Rankinių. O, pavyzdžiui, už $50. Lainas už 60. Guess irgi kempingi. Yra netgi Doritos paletė už $6. Geresni dalykai dabar užrakinti gerą. Įprastai galėdavai lengvai pasimti. Net inkilistas. Jūs pažiūrėkit, kokia miela keptuvytė su pingviniuku, vienam kiaušiniukui. Lyginus su mano ranka. Man ir čipsų reiktų tokio. Koksai megztiniukas. Pažiūrėkit, kokių fainų pakuočių kojinėms tiesiog. Net ir ledų. Jau, maišas laukia, užsakiau maisto vėl iš to pačio kavo restorano ir laukiu, kol Adomas atvažiuos manęs paimti ir tiek, užtruko ilgiau negu tikėjausi visas apsipirkimas, bet nieko, viską radau, tai jau galėsiu dabar viską tiesiog susipakuoti kažkurią gal savaitgalio dieną ir jau būsim beveik pasiruošę kalėdom apart to, kad reikia dar nusipirkti maistą, tai kažkurią dieną dar sudarinėsiu sąrašėlį, mėgstu sudaryti sąrašėlį ir tada susirašyti, kokius produktus tiem visiems patiekalam reikia. Čia dabar pypsi, žodžiu, laukiam tiesiog dabar Adomo. Pagaliau grįžau iš po apsipirkinėjimo, dabar biškučia ventiliatorius, tikiuosi labai netrukdo, bet nieko.
Čia yra vėl Adomo duonelė atidėta. Kiek sudeginai babkių šį kartą? $101 ir man pros 36 centus. Puiku. Parodė, kaip mano vakarienė. Oi, kaip kvepia skaniai. Šiaip ne kažką atrodo per kamerą. Tik atrodo kaip, nežinau, kombikormas. Bet šiaip skanu, žodžiu. Einam valgyti ir visada susitiksim, kai atidarinėsim kalendorių. Pavalgėme jau vakarienę. Tai aš tiesiog norėjau greitai prabėgti, ką nusipirkau. Iš tikrųjų, ką nupirkau dovanų nerodysiu, nes, logiška, kad būtų staigmena. Kaip jau minėjom, išleidau $101.38 centus. Tai aš parodysiu tiesiog tokius dalykus, kuriuos nusipirkau kaip ir savo. Pradėsiu nuo čipsų dovanų. Jis, aišku, mane dabar stebite. Ar jis pyksta, nes jis visada labai užuodžia, kai nors nešė. Tai čipsui paėmiau vat tokį. Ėmiau tokį, jisai garsą leidžia, bet šitas gana greit sugenda, tai kad neerzintų ir jis dabar labai piktai žiūri. Ir toks kainuoja $6. Ir paėmiau tokius sausainukus su mėlyne. Mano šuo yra gurmanas ir jisai labai mėgsta mėlynės, mangus, mandarinus ir šitai galvoju, gal turėtų visai patikti. Jau šitas 3,5. Tada galvoju, lyg ir laukia gal ramesnis savaitgalis. Nieko labai gal neveiksim, tai galvoju, gal pabandysiu išskepti normalius imbierinius sausainius. Tai čia toks milžiniška šiaip. Čia man keletai metų užteks imbierinės duonos prieskonių ir už visą šitą $5 tik. Žiūrėsiu, kaip gausis. Tikiuosi, kad geresni negu tie iš $3, nes ten tai buvo ne kažką. Tada pasiėmiau kaip ir pernai metais, šitą vieną kartą metuose pasiėmiau korėjietiškų kaukių. Čia su kolagenu ir hialuronu. Pagrindę naudoju žiemą, nes vėlgi pasikartosiu. Turiu labai sausą odą, o ypatingai paskutiniu metu. Tada prigrėbiau truputėlį kitokį, tada imu tą, kaip jis vadinasi, tas sausas šampūnas, Batiste. Šį kartą paėmiau tokį, nes neradau. Tiesiog jau kas buvo, tas buvo, nežinau, nei kvapo, nei firmos. Bet aš manau, kad tie visi sausi šampūnai vis tiek labai panašiai veikia. Tai tada paėmiau šlapių servetėlių, tiesiog yra gerai turėti, jeigu ką, bet ką. Tada pasiėmiau už $13 vat tokius auskariukus. Tai čia tiesiog, kadangi turi tų skilučių, tai vat būtų kitas ekstra skilutės. Ir paskutinis, sakau, nieko labai nebuvo apart dovanų, nes pagrinde aš ten dėl to važiavau. Iš tikrųjų labai netikėtai atradau šitą dalyką ir aš prieš porą savaičių net Adomui sakau, kad visai norėčiau, kažkaip jaučiu, kad noris. Nežinau, čia tokia pat, bet čia tahini halva. Ir dar buvo su įvairiais riešutais, su šokoladu, buvo paprasta, bet aš pasiėmiau su pistacijom. Ir čia tik $4. Iš tikrųjų gal net greitai atsidarom, paragausiu. Ar čia tokia pat, ar ne? Ne, iš tos pusės atidarinėjau. Kaip skanu. Tai va toks mini holiukas. 14 vakarą iš eilės mes esam čia, toj pačioj vietoj, ne tuo pačiu metu. Mes atidarom advento kalendorių. Šiandien yra 14 diena. Jau esam pusiaukelį, nes pusę kalendoriaus atidarėm, pirmą sluoksnį. 14 diena. Adomai, turite spėjimų, kas šiandien bus? Ne, nebus spėjimų, Adomas purto galvą. Ir šiandienos... O mes tokių negavom? Aš pabaigiau šitą, apelsininius čia, ne? Grapefruit. Ai, gavom apelsinų, tai čia grapefruit. Ai, tai ten skirias? Jo. Gavom, žinau, kad yra muilas tokio skonio, bet ne... Aišku, pradėjau pūst. Žodžiu, tai dar vienas dušo želė, tai šį vakar tiek, bet to pučia ventiliatorius, tikiuosi jūs labai neerzins. Ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą, tikiuosi jums patiko, nepamirškit užsiprenumeruoti, paspausti patinka, pasak mane Instagrame, pakomentuot. Žodžiu, tai ačiū, kad žiūrėjot, kas yra, ko tu žvengi, Adomas. Ir susitiksime kitame video, kai Adomas tikiuosi nežvengs. Iki.